Sveiki, KTV Plus televizijos žiūrovų, jūsų dėmesiui Panevėžio žinios. Birželio 14 gedulo ir vilties dieną lietuviai mini šalies gyventojų tremties 70-asias metines. Tai Teresė Giedriminė, gyvenusi su savo broliais, tėvais, seneliais, šalia Svedasų esančiame dvare iki 1941 metų. Jai buvo 10 metų, kai vieną naktį jų duris pasibeldė NKVDistai. Pasiturinčių ūkininkų Juodviršių šeima buvo susodinta į vežimus ir išvežta link artimiausios geležinkelio stoties ilgai kelioniai į tremtį. NKVDistai dvare rado ne visus, nes dvaro šeimininkas ir sūnus spėjo pasislėpti siaurame tarpe tarp dvigubų durų. Po dvaro liekanas vaikščiojantį anūkę Aušra tos nakties istoriją girdėjo daugelį kartų. Todėl net dabartiniuose griuvėsiuose ji randa tas dvigubas duris, kurios išgelbėjo jo senelį 1941-aisiais. Buvo dvigubos durys, kaip pasakyti, vienos, kitos ir kitos. Ir jie tarp tų dviejų durų su to kostu, su šautuvu ir pratupėjo visą laiką. Ir jų čia nieks nerado. Bet čia va šitam kur prielipis. Pasiturintis ūkininkas Juodviršis šį dvarą nupirko iš italų kilmės grafo Marikonio, kurio proproseneliai 18 amžiaus pabaigoje čia pastatė didžiulius rūmus. Vienas buvusio dvaro bokštas net priminė Ryterių pilį. Tada dar 9 metų Teresė mėgdavo žaisti šalia esančiame parke kartu su savo keliais broliais. Kur gyvenom ir kur negyvenom, čiagi negyvenamas, čiagi didelė salė, va, kur jungia buvo, mamos vestuvės čia buvo, va, kur medeliai auga, va čiagi. Čia labai didelė salė, čia buvo... Gyvenamas čia buvo salionas, čia buvo, ten buvo svečių miegamas, čia buvo salionas, čianai buvo valgomasis svečių šitas galas. Tačiau nupirktas dvaras darbštiems ūkininkams Juodviršiams atnešė tik nelaimės. Jie beveik visi atsidūrė Sibire ir tik stebuklo dėka pabėgusi iš tremties Teresė Giedriminė savo tėvą rado ligos patale. Tačiau negalėjo jo slaugyti, nes buvo antrą kartą išvežta į tremtį. Ir aš atsisveikinu su tėvu. Tėvelis sako man, aš noriu tave palaiminti. Nu ir aš atsiklaupiau prie jo, jis man peržegnojo ir sako, palingavo galvą, reiškia, tu išvažiuoji, o kasgi mamai padės kapčinės bulvės nukasti. Kaip tik ruduo rugsėjo mėnesis kažkaip mirė. Nu ir aš išlėkiau į Panevėžį, išvažiuoju, sienos nuplauta, krauju buvo. Dabar Panevėžyje gyvenanti Teresė Giedriminė retai atvažiuoja į savo gimtinę, kuri per tremties bei nepriklausomybės dešimtmečius virto griuvėsiais. Tačiau ji kartu su savo dar gyvais bendramžiais kiekvieną birželio 14 dieną ateina į geležinkelio stotį, iš kurios tūkstančiai Lietuvos žmonių buvo išvežti į tremtį. Tiesa, poniai Teresiai, kuriai jau 80 metų, labiausiai pykta ne ant tų, kurie net 2 kartus vežė į Sibirą, o ant dabartinių valdininkų, kurie per 20 nepriklausomybės metų taip ir nesugebėjo pilnai grąžinti žemę, kurioje gyveno didelė ir darbšti Juodviršių giminė.